Taigi, sveiki atvykę į Didžiąją Britaniją. Štai mūsų puikusis kotedžas su puikiais kambariukais, puikia virtuvė, su puikiu poilsiu, gamta, vaizdais. Ir mes čia gyvenam puikiai. Taigi, susipažinkime artimiau. Tai buvo pirmieji mūsų namai. Svečių kambarį po sunkios darbo dienos. Mes ilsėdavomės, žiūrėdami kokią nors iš Lietuvos parsivežtą filmą su rusišku vertimu. Arba šiaip bendraudavom apie einamosius ir gyvenimo reikalus. Kambariuose gyvename po du, todėl vietos visiems užteko. Aišku, didžiausią savo laisvalaikio dalį mes praleisdavome virtuvėje. Nes čia būdavo šilta, nuolat gaminami kažkokie patiekalai. Taip pat turėjome vonią, dušą, skalbyklę, džiovyklę rūbams, net priemonės gaisrui gesinti. Todėl sakyti, kad gyvenimo sąlygos buvo blogos, tikrai neįmanoma. Na bent iš pradžių. Štai mūsų virtuvė. Bet kažkaip šitoj virtuvėje dabar ne visi. Reikia patys iš turmingiausių, kurie gali suvalgyti daugiausia maisto. Daugiau nebeliko nieko čia. O pati pas didžiausias, kuriem daugiausia reikia maisto. Čia mūsų coliukė, kurie reikia daug arbatos ir sausainių. Dar vienas eilinis rytas, vasario 8. Keliamės, kaip visada anksti, pavalgę, pasiruošę, pakeistos kojinės, triusikai, visi sausi važiuoja į darbą. Biškį pavargam, bet, taip sakant, vėl į kovą su gėlėm, šiandien bus vėjas, tai bandysim dirbti. Здорово. Kasdienybė mūsų buvo maždaug tokia, su labai retomis išimtimis. Balos nuo kojų iki ausų, plastmasinės dėžės, guminės pirštinės ir batai, kuprinės su termosų užkandžiais ir tabaku. Prie juosmens pririšti kibirėliai su gumytėmis pundelėms perrišti.
Nu tai praktiškai viskas, ko reikia didelių narcizų laukų vagose. Ir aišku, daug kantrybės ilgam darbui. Sunku, nes kiekviena diena tokia pati. Susilenkus, keičiasi tik oras į lietų ir į saulę, na dar galbūt laukų plotai ir vietos. Tai vat mūsų darbo diena. Padirbėjom 6 val. Vakaro ir visi išvargę eina namo. Tai mūsų rodymas, kaip dirbom. Data, numeris ir nustatų kėdyčių kiekis. Iš laukų grįždavome į fermos taip vadinamas maudyklas nusiplauti purvą, narcizų išskiriamas sultis, kad jos nepatektų ant odos ir neerzintų juos. Nusivalę ir išsimaudę iškart stodavomės eilę prie kasos atsiimti per dieną sunkiai uždirbtus pinigus, arba tiesiog galėdavom padėti juos į savo sąskaitą. Na ir kadangi pinigus pasiimti norėdavo visi tuo pat metu, susidarydavo kelių dešimčių žmonių eilė, kuri dažnai išsišakodavo į šonus, pasipildydama ar tai draugeliais, kaimynais, arba tiesiog savo namelio gyventojus, kad tie draugai sutrumpintų savo kelią ir laiką iki kasos, kad nereikėtų eiti į eilės galą. Na, pasakyk, kaip čia? Kuklumas lietuviškas, kaip visada pasireiškia. Ar neturim nuomonės visai. Nu, bet nieko. Kartais į taip atsitinka. Nes šitas pilietis tai visada gali pasisakyti. Nu, pasakok, Juliau, kaip tau čia? Normaliai gyvenam. Kaip jautiesi? Kol kas nieko nesutaupim, bet gal tikime dar daug uždirbti. Tiek, gyvenimo sąlygos neblogos, darbas ne iš gerųjų. Bandysim kariauti. Su kuo? Su gėlėm ir narcizais. Štai šiandien yra nauja diena. Mes vat ant tokio kalno padirbėjom. Darbas iš tikrųjų ne iš lengvųjų. Žiūrėsim, kas gausis toliau. O, gamta graži. Vėl? А не, думаешь? Или хотя... Kaip jautiesi? Sunkiai? Zaibys. Ar zaibys? Geriausiai. Jo, čia taip sakant jau, kad... Jau geriausiai. Tai nevažiuoju parduotuvę, taip supratau. Ne, važiuoju. Pizdu. Tokios būklės. Tokios būklės, nesigilink. Nes 2 valandas yra pamiegoti. Nu, Tvarkingai. man nebent išsimiegosi. Dar pasnausiu. Sikipikė, viskas bus gerai. Aišku. Bus geriausiai. Supratau. Tai va, Julius, taip sakant, pas mus vakar buvo penktadienis, išeiginė diena. Ir kiekvienas pasinaudojo tą poilsio minutę. Julius puikiausiai pasinaudojo tą poilsio minutę. Nu, puikiausiai bus tau. Išvyko į diskoteką vietinį, išgėdė, taip sakant, savo gėdimą. Ir viskas, kaip matote, įvyko taip, kaip įvyko. Nu, bet čia nieko baisaus, žmonėms reikia ilsėtis ir turėti tą gražų
kad ir tokį poilsį. Dabar seinu, žinai. Sudidžiuoju, ką kras bus. 17 metų. Ką tu štai? Da ne vėluoji, da ne paskutinė. Čia vėluoji tas, kas paskutinis. Tai žmonės renkasi į parduotuvę. Šiandien šeštadienis. Paprastai kiekvieną šeštadienį mes važiuojam parduotuvę. Kur norite? Į vietinį miestą į Hilstoną. Štai mūsų didysis vairuotojas ir bosas vietinis, kuris atsakingas už visų praktiškai gerovę, vardu Vygintas. Kur vardu mano čia? Štai mažoji Natalija, Mažai Natalija. kuri nevalgo mėsos, Geras pristatymas. bet labai daug kopūstų valgo. Praktiškai kopūstų mylėtoja. Po kelių savaičių pratinimus prie naujų gyvenimo sąlygų, beveik suvalgę iš Lietuvos parsivežtą maistą, apsipirkti į Hilstoną važiuodavom praktiškai kiekvieną savaitę. Šiam reikalui naudodavom fermos transportą. Susimetę po kelis svarus už kiekvieną kelionę, traukdavomės ten per siaurus kaimo kelius. Maršrutas, aišku, visada buvo tas pats. Atvažiuodavom į populiariausius prekybos centrus, prisipirkdavom vežimus maisto ir grįždavom atgal. Laisvalaikį praleisdavom išradingai. Kambariokas, rūkorius su stažu pasirūpino reikiamą įrangą ir sukdavo papirosus. Nes rūkalai, kaip žinia, Britanijoje yra brangus. Taip pat lošdavom kortom kokį durnį ar tūkstantuką. Fermoje galėdavom pažaisti pūlą ar stalo tenisą. Na ir aišku, galėdavom pasimėgauti tauriaisiais gėrimais. Arba tiesiog pabūti televizoriaus draugijoje. Taip, jeigu kalbėti apie gamtą, gamta tai tikrai čia įspūdinga, tokia egzotiška, švari, nepalista jokių šiukšlių, bet kas įdomiausia, aptikau gan įdomų radinį. Atrodo, kaip galėtų taip atsitikti, bet pasirodo ir čionais gali būti kažką lietuviško. Galima aptikti Utenos karbonkę. Va. Jeigu atvažiuoja lietuvis, tai net į vandenyną parišika. Vėliau mus perkelė į kitą tautiečių atlaisvintą gyvenamąjį plotą, nes kai kurie iš jų atvažiavę padirbėti, visgi po kelių savaičių pratinimuose prie sunkaus darbo nusprendė nebesikankinti ir išvažiuoti laimės kitur. Tokiu būdu migravome iš vieno namo į kitą, pasidalinome kambarius, lovas, vietas šaldytuve savo maistui sudėti, arba spintųsi daiktams, rūbinė ir skalbykloje savo rūbams. Kadangi variantų renkantis savo kambarį buvo nedaug, pasidžiaugti naujų būstų teko visiems kartu. Pasižiūrėti, kaip gyvena lietuviai, ką jie turi dirbdami fermai. Va, tai štai yra mano lova, kurią aš laimėjau iš Juliaus ginčio būdu metęs monetą. Tai todėl Julius dabar išėjo užgerti ir jam šakės bus turbūt vėl. Strange what is I make foolish people do. Štai toks tas mano kambarys, kuriame aš gyvenu. Čia yra mano kambariokas.
Va. Vienintelis privatumą teikiantis dalykas yra šitos užuolaidėlės. Kai tu gali pasislėpti, jeigu tau bloga. Kai tu mėgi, užsitrauki užuolaidas. Nesimato galvos, tu nieko nematai. Ir tau būna gera. Pagaliau pasijutau laimingesnis su savo nauja vieta, lova. Atsisėdęs ant jos galvojau apie mūsų kuklų, bet draugišką kolektyvą. Žiūrėjau tai į vieną pusę, tai į kitą, mėgaudamasis pagaliau atėjusią ramybės valandėlę ir šios dienos užsitarnautų poilsių. O rytoj vėl iš naujo, anksti keltis, važiuoti į laukus ir tobulinti savo skynimo įgūdžius. Началось еще одно утро. Štai prasidėjo dar vienas rytas. Jisai šiandien lietingas. Bet tikėkimės, kad viskas šiandien bus greičiau. Kadangi turim mokėti daug už nuomą, tai padarė mums atskirą dieną, kad galėtumėm padirbėti. Да. Šiandien vasario 15. Да, нормальная цифра. Mes vėl dirbam. Lygiai mėnuo praėjo, kai mes pradėjom savo darbą. А бабла, как всегда. Хуй да нихуя. Jo. И хорош тут хуйнёй заниматься. Так, вот. Man šitą reikės kažkaip užpypsinti savo. А, špipsinti? A, negalima keiktis. Atsiprašau, ponas. Tokiam darbe nesiveikti neįmanoma. Jo. Kūras, kas tau. Į dabar. Saulė šiandien šviečia, žmonės patenkinti labiau negu paprastai, bet vis tiek kyla ginčų dėl vagų ilgumo, dėl gėlių mano ar nemano. Tai yra atskira istorija, kad ją reikia iš tikrųjų pasižiūrėti, pažvelgti, kaip žmonės pešasi ir ginčiasi dėl kelių, taip lietuviškai supranti ir kažkaip vis tiek susitarė ir padaro savo darbus. O labiausiai šioj vietoj, šiame darbe pasireiškia toks dalykas kaip vagystės. Žmonės mėgsta vogti daug gėlių, prirašyti savo nebūtus kiekius ir taip toliau.
Kada papasakok. Niekada panešu priduokti. Ką? Traktorių parodyk mūsų. Jau matė. Kur dabar einam? Į autobusą? Nu, papasakok dabar. Ką papasakok? Apie šitas darbo patirtį, kiek metų jau Oi, darbas daug vyksta. 9 metai dirbam. Nu, mums tai nesunku, kitiems sunku. Ar apsimoka važiuoti iš Lietuvos ir čionais dirbti ir Nu, žiūrint stengtis? kam, pavyzdžiui, kiti, žiūrint koks tas, tai kaip pasakyti, greitis. Jeigu greitai dirbti, apsimoka. Kiti gerai užsidirbo, kiti ne. Priklauso nuo žmogaus. Sezonas trunka nuo sausio iki kovo, sausio vidurio iki kovo vidurio Kitą maždaug. kartą gali būti ir prieš kalėdas išvažiuoti, žiūrint kada. Trunka kažkur taip nuo 2 iki 3 mėnesių. Šitą laikotarpį galima kažką tai geresnį užsidirbti. Pavyzdžiui, kaip mes užsidirbam, parsivežam namų po 10 tūkstančių. Per kelias klas. Nu, sakau, priklauso kaip gėlės, kaip orai, kaip viskas. Kitą kartą pavyzdžiui, jau būna pašilti, nespėjam nuskinti, atvažiuoja kitos komandos nuskina. Skaitotės patys greičiausiai, taip. Nu, dar ne patys greičiausiai. Net greitesnių kol kas nemačiau. Yra. Tai čionais, galima pasakyti, esate. Kombainą. Supratau. Viso gero, iki kitą kartą. Darbas yra sunkus. Kokios dažniausiai būna problemos, kai žmonės išvažiuoja. Dėl to nepatinka darbas ar sunku. Dėkui, žemės labai svarbus dalykas. Daug kam sveikatos nėra. Nu, garantą. Nu, pats matai. Tu daug kas išvažiuoja ant tų pačių pinigų. Važiavo, pravargo ir daug namo. O tas Latvijos kiek metų jau esi? Aš 5 sezoną. Bet irgi tokį darbą pradėjo dirbti. Jo, irgi 2 metus jau. Paskui tave paskyrė žiūrėtų būti už komandas, žiūrėti, kad jie... Sunku nėra čia, iš tikrųjų. Jeigu tavo visi komandos nariai normalūs, neprisirašinėja nieko, viskas gerai tada. Turiu sutarti su komanda labiausiai. Jeigu nesutarti su komanda ir pačiam bus blogai. Taip, žmonės čia daugiausiai iš Lietuvos. Jo, daugiausiai. Daugiausiai iš Lietuvos, Lenkų yra kiek 5-6. Kiek galima užsidirbti, pavyzdžiui, mes dirbam naujokų? Nu, dabar kuris naujokas gauna ten. Naujokas, nu aš skaitau, kad per tuos 2 mėnesius jau turi labai gerai. Stengtis tik 5000 litų. O patydė daugiausiai dirbę čionais, tai gali ir parsivežti tinkamai daugiau. Nu, jau seniai čia parsiveža, kurie dirba po 10 metų, čia va yra pas mus gange. 8-9 metai tai parsiveža po 20 000 litų per 10 savaičių. Komas būsina? Ja. Tai jisai turbūt kiekvieną dieną. Daugiau mažiau turbūt negeres nebūna. Kur vaikams dirba? 7 Nu, sakė po 7. Nu. Pagerti. Ne, nu tai jeigu supranti, jeigu negeri, daleiskim nerūkai, užtenka ir tų 7 dėžių. Nu, dar daug jie rūkai, vis dėl. Pardamas.
Vasario 16. Kambariokas man sako, kad aš tipo tavo. Попьяный. Я ничего. Ты? Valstybės diena, kurios niekas nešventė. Kažkas bandė uždainuoti, bet nepavyko. Aišku, kodėl. O mes turim kuklę vakarienę. Va, bet to, kad tokia vakarienė, tai mūsų šiandien grubiai išnaudojo. Išnaudojimo būdu. Padirbėjo. Kažkodėl tai produkcija buvo įvertinta neįgimai. Ir viską nurašė, bet nieko tokio. 17 išeiginė diena, bet niekas nemiega. Atrodo visiems reikėtų miegot, bet matyt darbo ritmas daro savo. Ir pabiški žmonės keliasi. O zaifa keistoka, bet taip atsitinka. Štai mūsų kelionė beveik eina į pabaigą. Beveik po 2 mėnesių sunkaus darbo mes apsistosime paskutinėje stotelėje. Fermos vagonėliuose. Arba dar kitaip karavanuose. Ну, таборą varom. Поехали. Štai mūsų paskutinė kelionė, kuri baigsis fermoje tarp visų likusių tautiečių. Ir kažkas dirbs 1 savaitę, kažkas išvažiuoja rytoj, pavyzdžiui, šitą maža mergaitė. Tik važiuoja per nakvotę. Taip, o ta porelė dar padirbės, o paskui grįš į Lietuvą į žiemą, kur pučia sniegas į mišką ir pradės savo gyvenimą, darbus Lietuvoje. O čionais galbūt grįš, o galbūt ir negrįš. Nors 10 metų jubiliejus kaip ir turėtų atšvęsti čionais. Ką jūs į tai? Nežinoma. 10 biškių važiuojam. 10. Tai kitas kartas, kad namo. Tai ir atvykome į karavanus. Štai mūsų naujoji gyvenamoji vieta. Šitam namelyje, kuris atrodo pakankamai ilgas. Visam namelė, ne? Gyvena 5 žmonės, ar tik šitoj pusėje? Visam. Ai, visam, ne? Bet čia 2 įėjimai yra. Vienas. Nu, ta nevaikštų. Gyvenas karavanas? Ne. Čia bus krikštas. Čia bus krikštas Mikailai. Karavano. Vygintas sakė, duosit mūsų kažkam, tai nežinau kam. Štai mūsų leidžia į mūsų naujosius namus. Žinau, šitą be žmonių, ką žinau. Nori čia ko? Aha, čia labai geras girdi karavanas. Taip pat miegamųjų apžiūra. Taip pat yra vonios, dušo apžiūra, dušo kabina. Galima išsimaudyti galbūt. Bet tai gerai atskirai tualetas yra. Virtuvė yra ir toks salonas. Nu. Taip. Taip mes filmuojam katram gyvenimui. Bet kodėl filmuoja pastoji? Todėl, kad tai žurnalistas. Aš kuriu filmą apie migrantų. Tai gerai, ten į tą apie migrantų gyvenimą. Na ko jūs taip iš karto? Aš nieko iš karto. Kuklinatės. Drąsiai reikia papasakot, kaip gyvena čionais. Na. Kaip jūs laikote. Jūs ką nori pasakyti, girdi pirmą kartą važiavot čia? Taip. Būtent 1 metai. Taip, vagonėlė nėra šilta.
Čia gal iš viso dujus neatsuktos, kaip aš gyvenu. Tai, kad ten nėra dujų kažkas. Inga sakė, kad ten jau nėra dujų. Gal biškai ir yra, bet labai jau tuščias vandenėlis. Inga žino. Mes čigonai Lietuvos norim blynų ir kavos. Kurva. Vienam iš kambarių rastas ispanų lietuvių kalbų žodynas, neaišku kam jisai čia reikalingas Britanijai, bet matyt kažkas ruošiasi išvykti į kitus šiltesnius kraštus. Bet paliko savo žodyną ir traktos. Gal kažkam prireiks iš naujo. Ups. Opa. Štai tas gyvenimas. Čia akvariumas praktiškai. Realybės šou akvariumas. Ketvirta dalis. Davai kraustykis mazginį į babšai. Aš jau viskas. Viskas jau, tai viskas. Premjero cinema, Jason. Ką? Gal, jeigu tu gal panu televizorių vadinant, tu savo įrautis ir ne. Tada priekiniai galima. Man šitą galima naktį sprendžia. Čia galima zajebeltų. Mums kaip visada teko geriausias vietos. Prizinės. Vipinės, ne prizinės. Pas mus yra liuksas, yra virtuvė, moteris iš karto ir mėgamėjas. Čia pat. Viskas po ranka. Muziką turim, maistas iš karto, jeigu nori pavalgyti. Jo, bet turim išspręsti mažą problemytį, kaip atsigulti dviem žmonėms turint stalą, dvi lovas ir dar neatėjusi senukas, kuris... Tai pirmoji naktis buvo pakankamai šalta. Зажигай кожу, блядь, они еще пиздят хую нахуй. Kitų krūtį, блядь. Pirmieji šeiminiai pusryčiai naujuose patalpose. O žmogus šiandien su šakutė geria kavą, tai matyt kažką irgi reiškia. Papasakau. Reikia tau ragai, blėt, vakarą reikia. Kavos išgyvena naktį. Jo, pirmoji naktis buvo, švelniai tariant, nelabai sėkminga. Žmogus miegojo su striukė. O dabar geria alkoholinius gėrimus kartu. Nesimatot. Dabar niekas nesimato. Va. Dabar firmui dingo elektra ir mes dabar sėdėsim romantiškai kurį laiką prie žvakių šviesos. Kurį laiką, bet iki ryto. Iki ryto. Va, kaip gražiai mes gyvenam. Bet gal įjungta? Jo, bet tai neįdomiausias. Ne joko, davai jungt. Neįdomiausias dalykas, svarbiausia, kad dėl elektros nesipumpuoja, neveikia siurbliai. Ir dabar, kas nuėjo į tūliką, turės problemų nuleidžiant vandenį. Va. Ir tai situacija, kuri gal ir nepasibaigs šiandien. Gal ir pasibaigs. Bet gražiai atrodo, klausyk. Tai tavo šviesos. Paskutinė vasario diena. Ir jinai buvo neišlengviausia. Tai galiu patvirtinti praktiškai kiekvienas. Be žodžių praktiškai atsėti ponelė. O kaip jums ši diena? Rekordas šiandien ir tiek. Ar rekordas? Jūs patenkintas? Ne visai. Ne visai. O jūs sakykit, jaunuoli, kaip jums? Patenkintas. Patenkintas. Jūs kaip visada. Visada patenkintas. Taip. Jo. Bet kaip jūs patenkintas? Aš labai pavargęs šiandien. Nors... Nuo ko pavargęs? Nuo ko pavargęs? Nuo skausmo. Ja.
Šiandien yra kovo 1, penktadienis, vakaras ir šeimininkas fermas Vulfas sukvietė visus pasakyti, matyt, padėkos ir atsisveikinimo kalbą. Visi tautiečiai susirinko bendroje salėje, atvyko fermos šeimininkas kartu su lietuvių atstovu ir jie padėkojo visiems už puikų darbą šį sezoną. Iš karto papasakojo apie darbo galimybės kitais metais, ir aišku pakvietė naujam sezonui. Jie ragino visus norinčius dirbti, atvykti ne tik kitais metais, bet taip pat atvažiuoti paruošiamiesiems darbams vasaros laikotarpiu. Ir iš tikrųjų dauguma užsiregistravo iškart, paliko savo kontaktus ir atsisveikino iki kito karto. O tai ką žinau? Gal pati iš kur esat? Iš Pakruojo. Iš Pakruojo? Ja. Tai čia mes atvažiavot užsidirbti? Užsidirbti, ja. Palikom šeimyną visą ir nakvoju. Ten vaikai, ne? Ja, vaikai, berniuko, mergaitė turi. Pasilgas. Labai. Labai. O kuo tolyn, tuo labiau kviečiu Pakruojo kvapą užuoti. Čia nedaug lygo, kiek čia porą savaičių. Ja, nebedaug, ja jau. Nebedaug jau. O tai ką žinau. Fermoje. Pirmą kartą. Ja, pirmą kartą, ja. Ir šitoj jau narcizų iš karto. Ja, pirmą kartą. O ieškojot kaip per... Ne, čia per Maris. Per pažįstam, tai čia daug metų, 6 galėjai. Jie pakvietė tiesiog jūs... Nu, gal tiesiog pat atsiprašiau. Gal sakau, reiškitės į mane, kuris ten važiuoja. O taip, ką žinau. Kitus metus važiavėms nežinom. Neplanuojat kol kas, ne? Ja, kažkaip dar labai toli, iš tikrųjų. Bet šiaip, pirmą kartą, kaip atvažiavusiai, iš pradžių buvo labai sunku skinti, tų pinigų negalėjau uždirbti, apart 40 svarų į dieną. Dabar jau ką priskin, 10 dėžučių, 11 kažkas skaito jau, kaip yra gėlių, normaliai. Nu jo. Ne, o taip. Šiaip ne kiek mes dirbam, da kiek mes pragulėm dienų, pasižiūrėjau. Mėnesį išgulėm, iš tikrųjų vos ne. Po pusę dienos darbą žiūrėk su jom. Daugiau. Kiek išeiginių. Išeiginiais jau atėm labai. Viską daug. Va, nuparkėjo, alergiją turi. Pasigavom. Tai biškai baig praeiti. Nepagalvojo, ką gali būti alergijos, bet pasirodo, kad jau. Šiandieną turime išeiginę. Taip, kad ilsimės, alinam savo nugarėlės, kad rytoj daug dėlių priskintumėm. Va tokios tokelės. Šią savaitę nekas. Liečia pinigus, bet tikėkime, kad ateityje bus geriau. Sezonas yra... Kaip darbo aplamai? Prastas, nes orai neleidžia gėlėms augti. Viskas, laisvai. Kokie lūkesčiai tavo, ar jie... Kokie lūkesčiai atsto gerai su savo... Ar pasiteisino kiek nors? Nei kiek kol kas. Ar tikslas kaip nors įgyvendintas iš dalies? Iš dalies tik tai. Viskas, varyk, gera daina, Gangnam Style. Open Gangnam Style! Nu, ką aš galiu pasakyti? Nu, savais žodžiais paprastai. Nežinau, ką pasakyti. Nu, pavyko, kažkiek ne. Patenkintas iš dalies irgi. Darbo esat patenkinta? Ar darbas lengvas, ar sunkus, ar galės būti geriau kažkas, ar gėlių daug, ar pavyksta užsidirbti? Darbas yra sunkus. Ir ką? Gėlių, kaip pasakyti, gal ir yra, bet šis sezonas yra kaip ir sunkus, nes daug lyja, daug purvo, tas prideda nuovargių, kad daugiau. O kelintas sezonas čia pas jūs jau? Pas mane 3 sezonas. Tretieji metai praktiškai išėlės.
Ir taip pat 2 mėnesiai atvažiuojate, padirbėjate, užsidirbate pinigų ir važiuojate namo. Taip. Pas saviškius. Kaip vertini sezono darbo? Kojos, na. Kodėl? Gėlė nėra, na. O kada buvo daugiau? Pernai. Pavyko užsidirbti pernai? Ne. Aišku, pavyko. Kad nepavyks. Jeigu gėlė visai pavyks. A jeigu nėra, tai bloga ten. To šį sezoną tai nelabai, ne? Per šį sezoną normaliai. Vienu sezonu persėdžia 103 svarą per 3 mėnesį. O į Lietuvą grįžti ar čia pasiliksi dar? Į Lietuvą. Į Lietuvą. Kaip jums sekasi? Čia nais, fermoj. Kaip, man gerai. Kaip? Gerai. Kiek metų čia dirbat? Aš tai dabar tik. Tik pirmą kartą? Tik pirmą kartą. Ar patenkintas esat? Man gerai. Gerai? Man gerai. Čia visą laiką būnat, ar važiuosit į Lietuvą? Važiuosit į Lietuvą. Išsibaigsit ir važiuoju. Aišku, dėkui. So, Mr. Wolf, tell me please, why do you work and how many years you work with Lithuanians? Yes. We've been using Lithuanians on the farm now for about maybe 8-10 years. Most people are using Eastern Europeans these days. We brought 2 people over 10 years ago and they were both Lithuanian. Because of it, they found all our own labour, and it's always been Lithuanians they find because it's the same nationality. But in truth, we get on very well with Lithuanians and quite happy using them, so that's why we use them. Liko visai nedaug iki išvykimo iš fermos. Važiuojam dabar su paskutiniu šitos fermos atstovu Aurimo, kuris iš principo ir tikriausiai yra tas pagrindinis tarpininkas, kuris organizuoja išvykimą tautiečių į Britanijos fermą ir, kaip supratau, dirba jau ne pirmus metus, o visą 10-metį, todėl pats Aurimas galės šiek tiek ir papasakoti. Buvo viskas taip, 2003 metais atvažiavau į šitą šalį, dar mes buvom nelegalai vadinami, gavau leidimą šitoj šaly likti pusei metų, su pusės metų sutartim dirbti. Nu ką, ir pradėjau dirbti šitam ūkyje, prasitęsiau darbo sutartį aš toliau, taip ir likau iki 2005 metų, kol gavome visi leidimus, ėjome Europos Sąjungą dirbti. Pradėjau surinkinėti žmonės, aš jam šitoj fermai nuo 2005 pilnai apsėmiau pats savo darbą tą daryti ir viskas. O renku lietuvius, todėl kad pats esu lietuvis, turiu daug pažįstamų dabar per tiek metų patirties, turiu susirinkęs daug pažįstamų žmonių, kurie atvažiuoja ne pirminė, antrinė, tretinė ir ketvirti metai. Turbūt pats žinai, pats gyvenai su žmonėm, kurie jau važiuoja 7-8 metai čia nais. Bandžiau rinkti kitos šalies tautiečius, tai Lenkai, bet nesutarėm labai, paprasčiausiai negaliu palikti 2 skirtingų tautų žmonės vienam ūkyje, labai didelės muštynės būdavo ir panašiai, tai nusprendžiau likti vien tik su lietuviais, o lietuviai, ką žinau, pats lietuvis, lengviau man kalbėti lietuviškai negu lenkiškai ir panašiai. O darbas pats, matysit tam video, ką sukūrė pats Michailas, ten pastebėsite, koks darbas, kaip mes šnekame, kaip mes pykstamės ir panašiai, ir kaip sutarėm, kaip gyvenam, ar ne taip? Teisingai, tai o kodėl būtent buvo tos muštynės, kokių pagrindų, ar čia tautinis kažkoks? Tautinis, grinai tautinis, Lenkai labai aršus yra išgėrę žmonės, kaip ir visi turbūt, kaip ir lietuviai, bet labai nesutardavo, tiesiog pykdavosi. Jaunimas buvo daug, jaunimo tais laikais tada buvo. Ir pykdavosi, ir pastovi pykdavosi, ir, sakau, eidavo iki tiek, kad reikėdavo man naktim vaikščioti ir atskirinėti visas muštynės, ir iki tiek eidavo, kad greitosios reikėdavo kviesti, kad išsivežtų kokį boksininką apdaužytą ir panašiai. Taip, o dabar papasakok apie gyvenimo sąlygas, kaip žmonės čia gyvena ir ar jie yra patenkinti tuo, kas yra sukurta dėl jų laisvalaikio, paties
gyvenimo patogumų, ten komfortas, ar tiesiog kas yra sukurta ir tiesiog tenka... Ne, matai kaip yra, kiekvienais metais mes tobuliname, supranti, kiekvienais metais keičiame geresnės sąlygas gyvenimo, į geresnius karavanus, viską darom taip, kad būtų patogiau žmonėms. Supranti, ne kiekvienam ūkį rasti, supranti, padaryta, kad turi plovėją. Pats matai, kad yra rūbų plovėja, kurie žmonės išeina į darbą, jie turi plovėją, kai palieka rūbus, jiems išplauna rūbus. Kad jiems po darbo nereikėtų stovėti eilėse ir vargti, mes jiems padarom plovėją. O gyvenimo sąlygos, aš galvoju, sezoninių darbų atvažiavus yra tikrai geros. Aš taip asmeniškai galvoju, kad yra geros. Net negyvenam visus metus, šiandien atvažiavo 2-3 mėnesiams žmonės pagyventi, man atrodo, yra tikrai neblogos sąlygos. Karavanai neblogi. Pigeris pats matai, patalpos yra neblogos, yra biliardo stalai, teniso stalai, kompiuteriai, internetai, nu ko žmonėms daugiau reikia? Žmonės atvažiavo ne ilsėti šiandien, ne atostogų atvažiavo, o atvažiavo dirbti. O į karavanos į namų koncentratuose, tai jie tik tai galvytę padėti savo pamiegoti reikia jiems ir viskas. Daugiau jiems ten, pavalgyti pasidaryti ir viskas, daugiau jiems ten ypatingai nieko nereikia. O šiaip ką žinau, kiekvienais metais mes tobulinam, kiekvienais metais keičiam, sakau, va, šiais metais prieš sezoną užpylėm akmenis prie karavanų, kad nebūtų balų, kad nesijaustų žmonėms šlapia. Kiekvienais metais vis kažką tobulinam, keičiame, tobulėjam pirmiem, nestovim vietoje, stengiamės vis tobulėti pirmin ir darom vis gerin, kad patogiau visiems, tiek mums, tiek jiems būtų. O žinai, jeigu žmogui patogu, jeigu žmogus grįžęs iš darbo 6 valandą vakare, 6 valandą vakare grįžęs žmogus iš darbo, turėtų dar stovėti prie skalbimo mašinos ir lauk, kol įsiskalbs rūbai ir įsidžiovins rūbai, tai jis nueis 11 valandą miegoti. Tai 11 valandą vakare žmogus nueis miegoti, bus pavargęs. Tai viskas, tiek aš tau galiu pasakyti apie šitą dalyką. Taip, dabar pagrindinis tikslas vis tiek žmonės atvažiuoja užsidirbti ir ar pasiteisino lūkesčiai, pavyzdžiui, pirmą kartą atvažiavusių žmonių, kurie galbūt tikėjusi užsidirbti daugiau, bet pamatė, kas čia per darbas, kokie yra sunkumai, kokios yra problemos, ar jie gali užsidirbti iš tikrųjų daugiau, kaip jiems buvo, pavyzdžiui, pažadėta galbūt, arba papasakota gražiai teigiamai, ar vis tik jie nusiteikia pasilikti vien tik dėl to, kad kažką tai užsidirbti. Ne. Prieš išvažiuojant, kiekvienas žmogus, kuris klauso, kaip aš rinkausi žmonės, pats buvau Lietuvoje tada, kai rinkau žmonės, kiekvienas žmogus klausė, kiek galima uždirbti per dieną. Visiems buvo pasakyta, nuo 30 iki 60 svarų vidurkis. Tai taip ir yra. Pasižiūrėk į savo vidurkį, tu uždirbi kiek? 40-60 svarų per dieną, ar ne taip? Nu, 60 svarų uždirbau vienintelį kartą. Vieną ką, bet tai sakau, vidurkis yra pas mus nuo 30 iki 60. Vieni yra stipresni žmonės, vieni yra silpnesni žmonės ir panašiai. Yra tokių žmonių, kurie uždirba ir virš 60 nuo jokiai vis būdami, žinai. Nu tai čia jau Migaila pats supranti, čia jau aš negaliu pasakyti, kiek tu uždirbsi, nes aš su tam nesu dirbęs gyvenime ir aš nesu matęs, kaip tu dirbi, supranti. O kai aš sakau, dėl to aš sakau, vidurkis nuo 30 iki 60 svarų, nu tai tu visą laiką uždirbdai dieną po 30 svarų tikrai. Supranti. O ką, darbo, žinai, pats matei, pats žinai kaip yra. Jeigu žmogus nori dirbti, jisai užsidirbs. Jeigu jis nenori dirbti, tai aš jau nepriversiu dirbti, žinai. Ne mano reikalas. Jeigu žmogus važiavęs nenori dirbti, nori geriau alučius pagurkšnoti, tai čia jo asmeninis reikalas. Jo tokia. Taip, dabar girdėjau per sezoną, padirbęs, matant, kaip viskas vyksta, atsitinka ir tokių dalykų kaip gėlių vagystės arba pykčiai, barnai dėl vagų ir būdavo, kad žmonės prirašydavo savo nerealius gėlių kiekius ir tokiu būdu jie lengvai pasiimdavo savo arba taip sakant, kabutėse užsidirbdavo pinigus ir visiškai, sakyčiau, nėra jokios kontrolės šitoje vietoje. Kaip jūs tvarkotės? Sukontroliuoti yra toksai dalykas. Dėl to yra komandos prižiūrėtojas ir yra komandos padėjėjas. Jie gauna algą už tai, kad būtų kokybė ir kad nebūtų trūkumo. Tai turiu omeny, kad žmonės neprisirašytų, net pavogtų ir panašiai. Vienose komandose mes turėjom problemas, kitose neturėjom problemų, dėl to buvo vienas plus kitas niuansas, kad buvo dingo, nusimetė, paliko, pasiklydo, paliko kažkoks pasiėmė, aišku, čia buvo ir bus visą laiką, taip, galų gale yra daug žmonių komandai, komanda dirba pats, žinai, iki 60 viršaus žmonių dirba,
tai yra didelis kiekis žmonių vienoj krūvoj. Tai visą laiką buvo ir bus tos problemos. O šiaip tai sprendžiam pats, matai, turim tokius dalykus kaip skanerius, kur skanuojam žmogų ir komandos prižiūrėtojas įsivedinėja žmogaus kiekį, kiek jisai yra priskynęs. Tai dėl to tik taip tokiu atveju galima sustabdyti trūkumus ir vagystės, nes kitaip tai neįmanoma. O vagystės tai žinai ką aš irgi neprižiūrėsiu jų, neprisaugosiu jūsų kelių ir jūsų dėžių, aš nespėsiu visur to daryti, o čia asmeninis žmogaus reikalas, jie turi prisižiūrėti patys, stebėti, saugotis, ką aš. Buvo, ką padarysi, kaip yra, taip yra, žinai, nieko pakeisti negalėjau, čia tokia turbūt lietuvių kultūra, padėta ne vietoj paimsiu, nu tai va, ir matot, ką turime, ir dėl to paskui būna, kad žmonėms dingsta gėlės ir kažkas prisirašo gėlių ir panašiai ir panašiai. Ką patys britai arba pats šeimininkas galvoja apie lietuvius, kodėl jisai pasirenka dirbti būtent su lietuviais, nes su kitom tautom, pavyzdžiui, kitų rytų Europos šalių užsieniečius kviečiasi būtent su lietuviais dirba. Supranti, kaip yra toksai, kadangi aš esu pats lietuvis, aš renku darbo jėgą jam. Yra toks dalykas, kad yra malonu, kai grįžta tie patys žmonės. Tau kaip aiškiai, dar įsivaizduok, mums kiekvienais metais grįžta apie 50-60% buvusių skynėjų iš praeitų metų vis grįžta. Yra labai malonu. Jeigu vėl pradėti viską nuo naujo, yra labai sunku, kadangi, kaip mes vadinam, seniai tie, kurie jau skynė pas mus, jie grįžta, jie žino, ką daryti, kur jie gyvens, kaip jiems apsirengti, jie viską žino, jiems aiškinti nereikia. Tai per pusę mažiau darbo. Ir kadangi aš pats lietuvis, aš grįžtu į Lietuvą, susirinkinėju darbo liaudį Lietuvoje, man yra daug lengviau. O jam iš tikrųjų, man atrodo, kad valdžiai man nebūtų skirtumo, ar būtų lietuviai, ar lenkai, ar bulgarai, ar rumunai, jiems svarbiausia, kad atliktų darbą, kad nuskintų gėlės, tą, ką mes reikalaujam, kad darbas būtų padarytas, žinai. O ar lietuvis, ar lenkas, man atrodo, jam tikrai nebūtų skirtumo. Ar, suprantate, rumunas, ar bulgaras, man atrodo, tikrai aš abejoju, kad nebus jam jokio skirtumo, tikrai. Tai jeigu šiais metais atsitiks taip, arba turbūt jau atsitiko, kad Britanija leis važiuoti rumunams ir bulgarams, ir neatsitiks taip, kad šeimininkas tiesiog pamatęs, kad jie gali dirbti už mažesnę kainą, kad jisai tiesiog atsisakys lietuvių taip vadinamų paslaugų ir pasirinks žymiai už mažesnę kainą. Kokiesnį darbo jėgą. Ne, to negali būti. Supranti, kas yra? Yra toks dalykas, yra minimali alga. Ir viskas. Jeigu žmogus atvažiuos rumunas, jisai negalės dirbti mažiau negu 6 svarus per valandą. Ir viskas, supranti. Nu, čia yra niuansai, aš dar abejoju aplamai, kad rumunai bus leidžiama dirbti. Aš girdėjau, kad aš nežinau, tiksliai negaliu sakau, gal nežinau, ką aš neku, bet kad tik rumunai bus leidžiami įvažiuoti, tai taip. Bet ar jiems bus duodamas leidimas dirbti šitoj šaly, čia vėl kitas klausimas. O jeigu valdžia pasirinks kitą tautą, nieko nepadarysi. Aš pats be to išeinu iš to ūkio, išvažiuoju su paskutiniais žmonėmis kovo pabaigoje, kai baigsis sezonas visiškai, išvažiuoju pats viskas, aš pats palieku, grįžtu atgal į tėvynę, gyventi mielą tėvynę mūsų. Gana man čia, kaip aš sakau, vergauti, grįžtu atgal į Lietuvą ir aš. Nežinau, gal grįžtu aš tik sezonams, žiūrėsiu, o čia valdžios reikalas, ar jinai pasirinks rumunus, ar bulgarus, ar lietuvius, sakau, čia jų asmeninis reikalas, aš šitą nesikišiu dalyką. Jeigu aš dar dirbsiu sezoninį darbą, jie man pasakys, aš taip ir padarysiu. Galų galia mano valdžia yra, jie mano viršininkai yra. Ką norėtum palinkėti lietuviams, kurie ieško laimės kitose šalyse ir ką galėtum jiems pasakyti? Ką aš galiu? Nieko aš negaliu pasakyti, žinai, aš toks žmogus, aš nedrįščiau keliauti, kaip mūsų lietuviai keliauja, tai važiuoti, kaip sakoma, naura arba iš oro, nepažįstamus per skelbimus ir panašiai. Aš pats gyvenime taip nedariau ir nedarysiu. O lietuviai, jeigu jūs dirbtumėt taip stipriai, kaip jūs dirbate čia pas mane atvažiavę, jūs Lietuvoje būtumėt milijonieriais. Jeigu jūs taip artumėt, kaip pas mane arėte, ir nugaras lenktumėt taip Lietuvoje, kaip čia lenkite, jūs būtumėt tikrai milijonieriai. Ir nereikia dėjot, kad Lietuvoje nemoka algų ir panašiai. Reikia dirbti ir gausite algas. Tai gerai dirbsite ir uždirbsite. Kągi, tai buvo paskutinis mano pokalbis ir paskutinis turbūt nuotykis šitoj šaly šiai dienai ir važiuoju namo. Liko kažkiek tai minučių iki autobuso.
važiuosiu į Londoną, paskui skrisiu į Vilnių. Tai tiek, pasimatysim. Iki. It's made up of lonely moments. There was always a moment there when I knew you always gave installments. Always knew you concentrated and grew. And I believe in reinvention. Do you believe that life is holding the clue? Take away all the lonely moments. Give me full communication with you. Your smile, shine a little light. Alright. And don't hide. Shine a little light. Give up on your pride. Do you believe in reinvention? Do you believe that life is holding the clue? Any way to face the silence, any way to face the pain that kills you.